Sveikos mielosios, sveikos atvykusios į MyFitEmpire kanalą, o kartu ir į nemokamą tornado sveikatinimo iššūkį, kuris prasideda rugpjūčio 1 dieną. Ir šiandien yra parengiamasis video, kuriame papasakosiu apie pirmų 2 dienų mitybą, kad spėtumėt pasiruošti, susipirkti produktus ir be streso galėtumėt pradėti mūsų iššūkį. Primenu, kad iššūkė gali dalyvauti kiekviena norinti. Jeigu jau matėte Facebook kanale, MyFitEmpire, Facebook puslapį, atsiprašau, pirmąjį instrukcijų video, tai tikriausiai jau ruošiate kilimėlius timpas, ruošiate sportuoti, ruošiate sveikai kartu valgyti, gerti vandenuką ir taip toliau. Ir aš manau, kad jau parsisiuntėt mūsų instrukcijų kalendoriuką. Tai mielosios, jeigu ne, trumpai papasakosiu, kasgi aš esu ir kągi mes veiksime ir iš kur gauti tą mūsų tornado kalendoriuką. Taigi aš esu Evgenija, MyFitEmpire įkūrėja, trenerė, grupinių užsiėmimų ir asmeninė trenerė bei mitybos specialistė. Taip pat laukmanės bikini, gazelių lenktynės, transformacija, šokį vasarą, būk laiminga savo kūne ir daugelio kitų projektų autorė. Ir šį kartą sugalvojau iššūkį būtent MyFitEmpire YouTube sekėjoms, kad viskas būtų vienoje vietoje, kad vienoje vietoje galėtume atrasti visą informaciją ir mitybą, ir treniruotę, ir motivaciją, ir patarimus, ir kur kartu galėtumėm ir diskutuoti, galėsiu atsakinėti jūsų klausimus. Ir šis iššūkis tęsis 10 dienų. Sakysit, kągi galima pasiekti per 10 dienų, čia labai mažas laiko tarpas, bet žinokit, tai yra puikus laiko tarpas, kad įsivažiuoti ir pajusti pirmus rezultatus ir išmokti šiokios tokios kitokios rutinos. Ką galit pasiekti per 10 dienų? Tai visų pirma galite laisvai atsikratyti kelių nereikalingų kilogramų, galite pasijausti lengvesnės, dailesnės, gali pagerėti jūsų savijauta, energingumo lygis, virškinimo sistema, bendras motyvacijos lygis ir galbūt užsikabinsit ir net nenorėsit sustot, galbūt norėsit tęsti ir toliau sveikai valgyti ir galėsite ir toliau peržiūrėti visus šios video ir jais vadovautis tiek, kiek jums norėsis. O dabar aš trupučiuką pasižymėjus, ką būtinai turiu jums pasakyti, tai aš karts nuo karto vis taip pasižiūriu į šoną, čia aš turiu tokį lapą pasirašius. Tai dar ką pamiršau pasakyti, kodėl MyFitEmpire. MyFitEmpire yra jau ne šiaip savo brandas, bet tai jau yra bendruomenė. Didžiulė bendruomenė motyvuotų merginų. Kartu mes perėjom ne vieną projektą, turime ir online treniruotės, turime ir nemokamas YouTube treniruotės šiame kanale. Turime ir vasaros stovyklas, ir kalėdinius susitikimus, ir glaudžiai bendraujam ir su kai kuriom klientėm, kurios jau tapo ir draugės. Kai kurios ateina, išeina ir paskui sugrįžta, tai man labai malonu visą laiką matyti ir naujus veidus, ir tuos pačius veidus. Ir visą laiką siekiu, kad mūsų bendruomenė augtų ir kad mūsų rezultatai būtų ne pavieniai, ne viena kita mergina, o kad rezultatų būtų kuo didesnis procentas. Kad jeigu jau mes atėjom ir pradėjom, judėkim iki galo, bent jau šį trumpą laiko tarpą, o toliau jau kaip jūs pačios toliau norėsit. Dabar merginos tornado projektas. Kas čia per projektas, kodėl jis tornado? Visų pirma, prasidėjus čia tom visom orų stichijom, pagalvojau, kad kodėlgi tik orai gali čia užsukti viską, visus pakelt ant kojų, galbūt galiu ir aš visas užsukti ir pakviesti į sveikatinimo tornadą, kad visos patektų į šitą viesulą, pradėtų sportuoti, sveikiau valgyti, prašyti visatos, geresnių rezultatų, matyti save, geresnės savijautas, geresnės energijos ir kad iš to tornado iššoktumėt naujumi žmogumi. Tai dabar, merginos, iš kur mums rasti kalendoriuką?
Turime puikų puslapį MyFitEmpire.lt. Jeigu ten užeisite, MyFitEmpire.lt, vientisas pavadinimas, toks pat kaip ir YouTube kanalo. Jeigu ten užeisite, pamatysite viršuje nemokamas tornado iššūkis nuo rugpjūčio 1. Kai jūs paspausite šitą skiltį, jum atidarys trumpą aprašymą bei matysite PDF failiuką Tornado kalendoriukas. Spaudžiate Tornado kalendoriukas, tik primenu, kad jį parsisiųsti ir atsidarysite galėsite tik iš tų įrenginių, kur turite programą, kuri gali skaityti PDF failą, nes dažnai susiduriu su situacijom, merginos bando iš telefono atidaryti, tada rašo neatsidaro failas, o tai yra tik dėl to, kad jūsų telefonas nepalaiko arba neturi programėlės, kuri gali atidaryti PDF failo. Tokiu atveju siūlau tai padaryti naudojantis kompiuteriu. Tai matyt, bet kuris kompiuteris jau turi galimybę perskaityti PDF failą. Ir tada, kai jūs parsisiūsite tą kalendoriuką, jūs matysite tokį nuostabų spalvotą paveiksliuką, kurį galėsite atsispausdinti arba galėsite persipiešti, jeigu neturit galimybės atsispausdinti, arba galėsite ir pačios susidaryti tą kalendoriuką, susirašyti savo kažkur užrašų knygutį, kad tiesiog jums būtų po ranka. Dabar, kas jame yra? Yra veiksmų sąrašas, į kurį mes orientuosime šio projekto metu. Tai be abejo visą laiką noriu šiek tiek duoti daugiau negu pažadėjau, bet pagrindiniai veiksmai yra tokie. Pirmas veiksmas yra mitybos laikymasis. Mes valgysim sveikai, subalansuotai. Visa vertė mityba bus, valgysim ir mėsytę, ir žuvytę. Tikiuosi, kad valgot viską, ir pieno produktus, ir visus kitus sveikus produktus, kurie atneša mums naudą, turi reikiamų maistinių medžiagų. Dabar, jeigu negalite laikytis, nenorite, negalite, nepavyksta, neturit produktų, neturit laiko gaminti, dėl kažkokios priežasties nenorite laikytis mano duotos mitybos, kurią skelbsiu kasdien, ateinančiai dienai, tai čia įkėliau 10 mitybos principų ir pavyzdinį dienos racioną. Tai vat, kur yra veiksmų sąrašiukas, pirmas veiksmas, kiekvieną dieną mes galėsime dėtis pliusiuką prie tos eilutės, jeigu laikysimės mano duotos mitybos, arba jeigu laikysimės 10 principų ir pavyzdinio dienos racioną. Pasirinkit pačios. Kalendoriuke matosi 10 principų ir pavyzdinis dienos racionas. Galėsit pasiskaityti, pasižiūrėti, aš nesikartosiu, neskaitysiu dabar to paties. Galėsit pasiskaityti pačios. Antras veiksmas, į kurį mes būtinai orientuosimės, tai yra 2 litrai vandens. Jeigu nesate pratusios gerti vandenį, bet manau, kad puikiausiai žinot, kad tai daryti reikia kasdien, bent 1,5 litro bandykime įveikti. Aš visą laiką siūlau pasiruošti kokį nors buteliuką, va dabar neatsinešiau, bet matau, už kelių metrų stovi keli mano buteliukai, arba gertuvę, 1,5 arba 2 litrų, iš ryto ją prisipildyt ir laikyti ant stalo, stengtis viskas kart pagurkšnoti. Taip, didesnė tikimybė, kad jūs nepamiršit gerti vandenį. Ir aišku, informacija, kad per vieną kartą pasisavina 300 ml vandens. Jeigu jūs visą dieną negerėt, vakare prisiminėt, kad negerėt ir išgerėt 1,5 litro, tai žinokit, kad vienu kartu pasisavins tik 300 ml. Tai vat vis tiek dėl to geriausiai gerti po trupučiuką vis, sakykime, stiklinę prieš valgį, arba tada, kai prisimenat, tada, kai pamato, tada, kai pajaučia troškulį. Be abejo, jeigu nesate pratusios gerti vandenį, po trupučiuką pirmom dienom vaikščiosim, draugausim su tualetu dažniau. Bet tai nesitęsam žinai, mūsų kūnas pripras prie pakankamo vandens kiekio ir viskas stabilizuosis, normalizuosis, laisvai gersit daugiau ir viskas bus tvarkoj. Nereikės lakstyti kas 5 minutės. Dabar vandenukas, jį reikia gerti ne tik dėl to, kad būtinas visų vidaus organų funkcionavimui, būtinas odos drėkinimui, būtinas tam, kad mūsų limfa neužsistovėtų. Vandenukas reikalingas
dėl milijono priežasčių, bet ir dar viena labai smagi priežastis yra ta, kad mes labai dažnai supainiojam alkį su troškuliu. Labai dažnai mes galvojam, kad mes norim valgyti, užkandžiauti ir vis kažką tai pasiemusios pagraužiam, o kartais mes tiesiog norim atsigerti. Ir kai mes geriam pakankamai skysčių, mes tikrai šiek tiek mažiau norim valgyti. Dabar kitas punktas mūsų veiksmų sąraše yra treniruotė arba kitas aktyvumas. Ir skliaustukose parašyta bent 10 000 žingsnių per dieną. Čia irgi nieko naujo, puikiausiai girdėjot ir žinot tuos 10 000 žingsnių. Vėlgi, tai yra labai svarbu vien dėl to, kad neužsistovėtų limfa, nes mūsų kūnas turi judėti, mes turim būti vertikalioj padėty. Mūsų kulnai turi daryti tą judesį, bam, 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 kontaktą su žeme. Tokiu atveju limfa kyla į viršų, neužsistovi, mažėja celiulito arba jis nesiformuoja. Ir tinkamai funkcionuoja visi vidaus organai, tinkamai funkcionuoja visi detoksikuojantis mūsų kūną organai. Tai vat apie žingsnius ir be abejo bendras aktyvumas. Tai nepamirštam, kad ne tik dėl limfos, dėl bendro aktyvumo, dėl kalorijų, kurias mes suvartojam ir kartais mažai judėdamos tiesiog jų nesudeginam. Tai 10 000 žingsnių mažiausiai, ne sporto dieną. Dabar sportas bus kas antrą dieną, tai reiškia pirmą dieną, rugpjūčio 1 sportuojam, rugpjūčio 3, rugpjūčio 5 ir taip toliau. Treniruotė atsiras MyFitEmpire šitam kanale kiekvieną rytą, tiesiog tikrinkit, prenumeruokit, galbūt užsižymėkit tą bell varpelį, kad jums ateitų priminimas, kad yra įkeltas naujas video ir jūs nieko nepraleisit. Tai kiekvieną rytą bus įkeltas naujas video su tos dienos treniruotė, motivacijom, šiaip mano pamastymais, mintim, galbūt atsakymais į kai kuriuos iškylančius klausimus, bei dienos mitybą. Nebūtina viso video peržiūrėti per vieną kartą, galite pasižiūrėti tą dalį, kuri jums yra tuo metu aktuali. Pavyzdžiui, įsijungiat treniruotę, persukat į priekį, aš pilną treniruotę darysiu kartu su jumis, tai nebus tik tai pasakymas, kad mes dabar vietoj 5 minutės žingsniuojam, paskui 10 pritupimų ir ten 10 atsilenkimų ir dar kažkas. Ne, darysiu viską kartu su jumis nuo iki. Tai atsukat, matot, kad aš pradedu treniruotę, taip pat jungiatės, padarom viską kartu, treniruotės trumpos, iki 30 minučių, bet labai efektyvios. Ir ketvirtas punktas, kurį tikrai norėsiu pakomentuoti prieš pereidama prie mitybos, čia pas mane pilnas stalas maisto nukrautas, aš viską rodysiu, yra tikslo vizualizacija. Dėl ko aš įtraukiau šitą punktą ir skliausteliuose parašyta bent 3 kartus per dieną. Labai dažnai mes susiduriam su situacijom, kad mes esam prastos nuotaikos, kad mes apleidžiam tai, ką pradedam, kad mes nesiekiam savo tikslo. Vieną dieną iškeliam, kitą dieną pamirštam. Nesam nuoseklios. Mus sekina stresas. Mus nervuoja žmonės, darbas ir panašiai. Daugybė situacijų mus visą laiką išblaško. Išblaško iš savęs. Tai aš tiesiog norėčiau labai, kad kiekviena iš jūsų pagalvotų, sugalvotų savo idealią būseną, galbūt tikslą, nebūtinai tai turėtų būti susijęs su išvaizda. Elementariausias tikslas tai galėtų būti, aš užsimerkiu, aš vizualizuoju, aš matau save, sakykim, ten 5 kilogramais lieknesnę, pasitempusią, gražiai pasidažiusią, su gražia suknele, nuostabiai atrodančia, besišypsančia ir laiminga. Kaip pavyzdys, ar ne? Tai galėtų būti va tokia va mano vizualizacija. Arba mano vizualizacija galėtų būti nesusijusi absoliučiai su mano išvaizda. Galbūt tai yra, aš stoviu prie gražios mašinos, o galbūt aš šiuo metu net neturiu teisų ir neturiu mašinos, ar ne? Ir aš žinau, kad tai yra mano mašina, kad tai yra mano kažkoks pasiektas tikslas, kad tai yra tai, ko aš labai labai noriu. Tiesiog viduje noriu, kad pasikapstytumėt ir surastumėt kažkokį dalyką, kuris nebūtinai susijęs su išvaizda, kuris jums suteiktų džiaugsmo. Tiesiog vat, jūs pagalvojusis apie tą dalyką, aš noriu tokia būti,
ir jūs džiaugiatės viduj. Dabar, ką labai yra svarbu suprasti, kad dažniausiai gyvenime mes gauname ne tai, ko mes norime. Šiaip savo, noriu ir aš laukiu ir man kažkas skolingas. Ne, mes gyvenime gauname tai, ko mes tuo metu esam vertos, arba kitaip pasakius, kas mes tuo metu esam. Tai jeigu aš šiuo metu esu geras žmogus, padedantis kitiems, supratingas, visą laiką užjaučiantis, ar ne? Tai galbūt aš ir gausiu tą gėrį atgal. Jeigu aš visą laiką nešiojos viduje pyktį, esu pagiežinga, griežiu dantį, paprastai tariant, ar ne, apkalbu, aš tą patį gausiu atgal. Aš nematysiu to gėrio, aš jo negausiu. Tai paprastai tariant, mes su jumis kartu šiame projekte, kuris yra apie sveikatinimą, bet plus prie to yra apie mūsų gerą savijautą, gerą psichologinę savijautą, gerą nuotaiką, gerą vidinę būklę. Noriu, kad mes vizualizuotumėm savo idealią būseną kasdien ir to yra mažai. Mes ne tik turim vizualizuoti, mes turime prisiminti kokią nors, reiškia, kaip ta vizualizacija vyksta, kokią nors savo puikią savijautą. Sakykim, aš ten 20 metais kaip pavyzdys atsimenu, kad aš buvau labai laiminga dėl to, kad aš buvau savo geriausias formos, labai buvau užsidegusi pradėti verslą, kaip pavyzdys, ar ne, čia aš apie save kalbu. Ir aš tada kiekvieną dieną atsikeldavau su degančiom akim, labai laiminga ir norėjau tiesiog kalnus nuversti. Tai kaip vyksta ta vizualizacija? Aš užsimerkiu, įsivaizduoju savo tikslą. Kaip pavyzdys, aš tiesiog atsakysiu, mano vizualizacija, pavyzdžiui, šio projekto metu bus tokia, kad šiame projekte su manimi keliautų 1000 moterų. Tokia bus mano vizualizacija. Tai aš užsimerkiu, aš vizualizuoju, kad yra daug peržiūrų, daug laimingų moterų keliauja su manim šio projekto metu, užduoda klausimus, domisi, pasiekia puikius rezultatus, siunčia man teigiamas vibracijas, aš gaunu gerą energiją, aš ją duodu jum atgal ir gaunu atgal iš jūsų. Tokia yra mano vizualizacija. Dabar, tai įsivaizduodama, aš turiu įsivaizduoti, kad tai yra reali visiškai situacija. Užsimerkus, aš įsivaizduoju, kad taip iš tikrųjų yra. Tai nėra mano svajonė. Taip yra. Aš savo įtikinu, atnešu į galvą šitą tikslą. Ir kartu su tuo, galvodama apie tai, įsivaizduodama tą idealią savo vizualizaciją, idealų savo tikslą, aš prisimenu savijautą, kaip aš jaučiausi, tuo metu, kai aš buvau labai laiminga. Tai reiškia, aš vizualizuoju ir aš atnešu savo į vidų tą nuostabiausią savijautą. Tai yra mūsų vizualizacija. Mes ją turime atlikti. Kalbėsiu dar apie tai, manau, ne kartą. Tai čia dabar labai trumpai. Vis kiekvieno video metu kažką gal papildysiu, galbūt iškils klausimų, galbūt norėsit paklausti, ar toks tikslas tinka. O kaip man čia dabar įsivaizduoti, jeigu aš, sakykime, atsimerkiu ir aš matau visiškai kitokią realybę. Aš vizualizuoju, kokia aš esu laiminga, aš atsimerkiu, mane viskas nervina, viskas mane tempia mane į visas pusės, ar ne, visos problemos. Tai noriu pasakyti vieną dalyką, kad problemos jos niekada nedings. Visą laiką mus nervins darbai, mes stresuosime, galbūt vaikų problemos, galbūt šeimoje kažkokios problemos, galbūt, nežinau, draugai, nesutarimai, pažįstami. Visą laiką kažkas iš šono bandys mane ištempti į tą negatyvę būseną. Bet tam aš ir darau tą savo vizualizaciją su nuostabiausia savijautą, kad aš galėčiau įkvėpti, iškvėpti ir laikyti savyje tą gerą savijautą ir stengtis, kad manęs iš jos niekas neišmuštų. Tai visas 60 dienų mes bent jau 3 kartus per dieną, bent po 2 minutėlės iš ryto, tik atsikėlusios, bandysime įsivaizduoti savo tikslą. Geriausiai jį užsirašykit, galit ant to paties kalendoriuko. Užsimerkusios, bandom vizualizuoti, realiai įsivaizduoti tą tikslą ir viduje, iš vidaus atrasti tą laimingą aš, kokią aš kažkada buvau. Pačią laimingiausią akimirką. Nežinau, galbūt kai ten diplomą gavau dar kažkada. Atsiminkit, kažkokią laimingą akimirką. Ir bent jau 3 kartus per dieną mes darom vizualizaciją.
Kol kas apie vizualizaciją tiek, labai dar daug norėtųsi pasakyti, bet kol kas tiek užtenka, pereinam prie mitybos. Merginos, dabar šiandien sugalvojau, kad vis dėlto parodysiu jums iš karto 2 dienų mitybą, kad galėtumėt užsipirkti ir kad nereikėtų tada jums kaip ir kasdien eiti į parduotuvę. Tai pas mus maža to, kad tai bus 2 dienų mityba, dar pietus mes ir gaminsim iš karto 2 dienom. Žinokit, neturiu laiko, manau kaip ir jūs visos, kasdien po 3 patiekalus gaminti. Tai labai dažnai, kai gaminuosi savo, gaminuosi 2 dienom, kartais net ir 3. Tai vat ir čia mes kartais su jumis kartosim ir pusryčius kartosim, kartais ir pietus kartosim, tiesiog, kad tai būtų kuo paprasčiau, kuo realiau įgyvendinti. Mano sudaryta mityba niekada nebūna iš kosmoso srities, kad tai yra vien tik tai 100% ideali dieta, viską nubraukiant ir valgant tik krūtinėlę ir ryžius. Tikrai ne. Pamatysite, kad daug bus labai skanių ir fainų dalykų. Mano mityba visą laiką pritaikyta realiam žmogui, gyvenančiam realiam pasaulyje, kuris nori kažko ir skanesnio, kuris galbūt nori pagaminti ir visai šeimai, nes čia daug kas tiks visai šeimai, ne tik tai jums. Tik tai aišku, stengiamės plius minus prisiminti, kokia yra mūsų porcija. Tai dabar važiuoja merginos su pirma diena. Dabar taip, pilnas stalas, žinokit, pas mane. Kaip čia dabar man padaryti, kad viską jums gražiai parodyt. Pradėsime nuo pusryčių. Kas mane seka, žinot, mano idealius pusryčius. Mano idealus pusryčiai visą laiką yra saldus. Ir taip, valgydama saldžius pusryčius, aš užsitikrinu visą likusią dieną. Visų pirma, gerą nuotaiką. Antra, aš nenoriu saldumynų. Tai vat, jeigu turite problemą su saldumynais, siūlau jums valgyti saldesnius pusryčius ir aš manau, kad tai gali išspręsti 50% jūsų problemų ir noro valgyti saldžiai. Taip, tai pradedam. Pirmą dieną mes valgysime grūdėtos varškės blynelius su uogomis ir graikišku jogurtu. Porą minučių pagaminimo. Žiauriai greitai. Mums reikės, taip, avižiniai dribsniai, stambus, matot, stambus avižiniai dribsniai, 3 šaukštai avižinių dribsnių, grūdėta varškė, reikės 2, kai sakau šaukštai, stalo šaukštai, 3 dideli stalo šaukštai avižinių dribsnių, 2 dideli stalo šaukštai grūdėtos varškės, bet neimkit per daug skysčio, gerai, taip, kad ne vien skystimėlis, daugiau grūdelių, grūdėta varškė ir 1 kiaušinis bei trupučiukas kepimo miltelių. Kai gaminsiu pusryčius, pirmam video galėsiu ir parodyti, kaip gaminu. Tai vat, čia reikės mums mūsų blyneliam. Reiškia, 3 šaukštus įdedam avižinių dribsnių, ten pat 2 šaukštai grūdėtos varškės, ten pat įmušam kiaušinį, ten pat pusės mažo šaukštelio arba trupučiukas žiupsnelis kepimo miltelių. Viską išmaišom, galit minutę palaukti, kol truputį suminkštės, nes kartais merginos skundžiasi, kad galima dantis nusilaužti, nors aš iš tikrųjų iš karto kepu ir man kažkaip visą laiką tinka ir visą laiką minkšti tie blyneliai gaunasi. Ir reikės trupučiuką aliejaus kepimui. Tai va, tinka rapsų aliejus kepimui, tinka kokosų aliejus, trupučiuką visiškai aliejaus. Suformuojam 3 blynelius, dažniausiai iš tiek gaunasi, apkepam iš 2 pusių, taip gerokai apkepam, kelios minutės ir pusryčiai pagaminti. Dabar, kaip mes juos pateikiam, vietoj grietinės stalas graikiško jogurto, bet kokio, nebūtinai tokio, kurį aš rodau, ir būtinai uogyčių. Mums reikia skaidulų, skaidulinės medžiagos, viena iš kertinių strėlių per visą mitybą, kuri eina, tuoj pamatysit kodėl, nes parodysiu, kiek jūsų laukia daržovių. Tai va, gali būti braškės, avietės, šilauogės, jeigu nieko neturit po ranka, galbūt serbentai, galbūt vyšnios, nepersistengiant apie 100 gramų. Tai va, čia yra visi pusryčiai. Pusryčiai keliauja į šoną. Dabar pietus valgysim abi dienas vienodus. Tai bus vištienos blauzdelės. Čia pas mane yra 4 blauzdelės. Tokios nekuklios, nemažos.
sakyčiau, tokios pririebesnių. 4 blauzdelės, galit gaminti ir daugiau, pagaminsit šeimai. Pats paprasčiausias gaminimo būdas – druska, pipirai, bet kokie jūsų mėgstami prieskoniai. Kepimo popieriumi išklojam skardą, į orkaitę apie 40 minučių kepam, viskas. Jokio aliejaus, jokio kepimo, tai vat orkaitai pagamintos blauzdelės, po 2 blauzdelės pirmai dienai ir antrai dienai. Ir kartu prie to, kadangi mes turim su jumis rezervo, manau, neblogai privalgyto angliavandenių per visą vasarą, pirmas 2 dienas mes tikrai ribosim angliavandenius. Kas yra angliavandeniai, tai vat, pietų atveju tai yra kruopos, ten ryžiai, grikiai ir visa kita. Valgysim be garnyrų pirmas 2 dienas. Tai reiškia, pietum valgom 2 keptas blauzdeles ir daug daržovių. Yra auksinė taisyklė, kad per dieną mes turime suvalgyti 5 rūšių arba spalvų vaisių ir daržovių. Čia aš paruošiau ir pietum ir vakarieniai, žinokit, nes vakare daržovės taip pat valgysim. Ką nupirkau? Galima pirkti bet kokius žalumynus, kuriem yra akcija ar kurie jums skanus. Aš nupirkau rukolą. Jėzu, niekad neištariu taisyklingai. Gražgarščių salotos. Vat. Gražgarstės. Turbūt taip. Rukolą labai mėgstu. Šiaip mėgstu bet kokią salotą žalias, gali būti iceberg, romaninės salotos ir panašiai. Nesvarbu, ir kiekio neskaičiuojam žalumynų, daugiau energijos sudeginsit virškindamos žalumynus, negu kad gausit iš jų. Tai žalumynų kiek norit. Tada pas mane paprasčiausiai agurkai, pomidorai, dar geltona paprika. Tai skaičiuojam 1, 2, 3, 4 daržovės. Ir ryte buvo uogos 5. Tai va, jau turiu šią dieną 5 rūšių daržovių, vaisių arba uogų. Papjaustau pomidorų, agurkų, žalumynų kiek noriu, paprikos nepersistengiant. Šitos paprikos man gali būti ir 2 dienom. Pusė vienai dienai, pusė kitai. Jeigu norit, druskytės trupučiuką, pipiriukų prie daržovių, galima išspausti citrinos sulčių, bet va ir tiek. Tada vakarienė, pirmą dieną, beje, tuoj vardinsiu ir antrą dieną, tai jeigu jums pirmoji dienoj vakarienė netiks, galit pirmą dieną su antra keisti. Pas mane pirmoji dienoj vakarienė bus daugelio nemėgstama, bet nemėgstamas patikalas, bet labai sveikas ir labai daug baltymų turintis. Tunas, žiūrėkit, koks mažas, 80 gramų, tik tai, bus tuno salotas. Jeigu turite tuno didesnę skardinę, tai jums nereikės kiaušinio. Dabar variantas toks. Tai bus... Jėzau, kas ten viduj baladoja kaip kinderis? Ten gal viščiukas koks? Taip. Nu, rimtai keistas koks kiaušinis. Pas mane bus, jeigu 80 gramų tuno, tai plus 1 virtas kiaušinis, tada daug daržovių ir viską pabarstyt sėklų mišiniu. Čia yra skirtingos sėklos ir sezamų, ir moliūgų matau, ir dar kažkokios tai sėklos. Kam reikalingos sėklos? Vėlgi virškinimui, vėlgi tai yra skaidulos. Iškrito žodis. Tai va, tai vakare darau bet kokių žalių salotų, tik nepersistengiant su daržovėm, avokadai. Visa kita galite iš esmės dideliais kiekiais valgyti. Ir kol kas žalios daržovės. Tai va tas pačias daržovės, kur valgiau pietum, ar ne, pusė lieka, palieku vakarieniai. Tunas, kiaušinis virtas, pabarstau sėklų mišiniu, galiu išspausti citrinos sulčių ir galiu panaudoti kažkokių prieskonių. Mėgstamų prieskonių. Aliejaus gal nereikia. Šį kartą pirmą dieną apseisim. Dabar, jeigu nemėgstat tuno, galima vietoje tuno 2 virti kiaušiniai, daržovės ir sėklų mišinys. Jeigu nemėgstat kiaušinių arba turite didelę skardinę tuno, tada didelė skardinė tuno, daržovės ir sėklos. Viskas. Dabar kiekvienoje dienoje mes turėsime 2 užkandžius ir juos galima valgyti tarp valgymų. Apie valgymų laiką viską papasakosiu pirmo video metu.
Dabar valgymų laiko šiokias tokias gairias jau galite rasti ir mūsų kalendoriuke. Tai vat galite jau ir pagal tai orientuotis, kada jūs norit turėti pusryčius, pietus, vakarienę ir ar turit laiko įdėti užkandžius tarp valgymų, arba užkandis gali būti valgomas tiesiog išalkus, arba galima abu užkandžius jungti į vieną kaip atskirą valgymą ir padaryti tiesiog 4 valgymus. Tai vat pirmą dieną pas mus užkandis. Oboliukai, pas mane 2 maži oboliukai, matot, kokie maži, į vieną delną tilpo 2. Tai jeigu turit didesnį, tai 1 obolys. Ir pas mane 2 batonėliai, 2 batonėliai su mažai cukraus. Tai pasakysiu, kaip jie vadinasi, javainių batonėliai turbūt. Javainių batonėliai, būtent šitie yra po 25 gramus, tai čia yra 50 gramų. Dėžutė. Šitie batonėliai pirkti pas mane yra Lidle. Dabar, jeigu ieškosit savarankiškai batonėlių, į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Reikėtų atkreipti dėmesį, kad būtų kuo mažiau pridėtinio cukraus, kad praktiškai jo ten nebūtų. Tai va šiuo atveju, kur reikėtų žiūrėti, einu prie jūsų. Yra eilutė angliavandeniai ir yra eilutė iš kurių cukrų. Tai va šiuo atveju per 100 gramų 1,1, matot? Tai vat labai faini šitie javainiai, jų būna 8 vienetai, tai vat galit pirkti, jums praktiškai ilgam užteks, kainuoja porą eurų, tikrai labai nebrangus. Tai čia pas mus buvo pirma diena. Jeigu jinai nepatiko, galite keisti ją su antra diena, nors antra diena bus labai panaši. Tai vat antros dienos meniu pas mus ryte bus varškėčiai su uogomis ir graikiškų jogurtų. Praktiškai viskas tas pats, tik tai vietoje grūdėtos varškės mes naudosim paprastą varškę ir truputį kitaip formuosis tie blyneliai. Žinokit, pas mane pusryčiai visą laiką beveik būna vienodi, nes juos pagaminti užtrunka ten 3-5 minutės, labai greit ir valgai. Galėsiu kažkuriam video nufilmuoti ir bus gal paprasčiau. Tai vat mes imsime lygiai tas pats, 3 dideli šaukštai stambių avižinių dribsnių. Tada pusę pakelio varškės. Čia aš ėmiau liesą varškę. Lygiai taip pat 1 kiaušinis. Jeigu reikia, lygiai taip pat šiek tiek kepimo miltelių, bet nebūtina. Ir pateiksim lygiai taip pat su mėgstamomis uogomis, arba galit kažkokių vaisių pasipjaustyt ir su šaukštu graikiško jogurto vietoj grietinės, jeigu norit. Galit ir eliminuoti grietinę. Tada pietus pas mus išlieka tie patys, tos mūsų keptos blauzdelės, likusios 2, kur iškepsim pirmą dieną, arba galima iš vakaro bus išsikepti iš karto į priekį 2 dienų. 2 blauzdelės ir vėlgi 5 rūšių, gal 4 bent jau, daržovių, bet kokiu norit. Vat pavyzdys, kaip rodžiau prieš tai. Vakarieniai antrą dieną mes turėsime dar taip pat daržovės, jau 3 dieną bus, žinokit, skanesnė vakarienė, viskas bus truputį skaniau ir kitaip. 3 dieną mes turėsim daržovės su lašiša, labai mėgstu, 100 gramų visas pakelis lašišos. Tai vėlgi imam daug žalumynų, imam lašišą, imam kitų spalvų, galbūt ridikėlių, galbūt pomidorų, galbūt paprikos, skirtingų kelių spalvų daržovių. Normalią lėkštę, žinokit, daržovių svertai tikrai net neverta iš tikrųjų. Ir galima išspausti citrinų sulčių, jeigu norit. Tai va tokios salotos antrai dienai. Ir užkandžiai antrai dienai bus nedidelis bananas ir proteino jogurtas. Nebūtinai toks, žinokit, neturėjau laiko nuvažiuoti į kitą parduotuvę, parodysiu ir kitų pavyzdžių proteino batonėlių, jogurtų, varškyčių, pudingų yra labai fainų. Svarbiausia vėlgi, kad būtų mažai cukraus. Tai vat kas yra mažai, vat šiuo atveju valio, protein, jogurt. Šitas būna pirkti praktiškai visuose didžiuosiuose prekybos centruose, nebūtinai toks, aš nieko nereklamuoju, žinokit, nes nieks man už reklamą nieko nemoka. Svarbiausia žiūrėti, kiek cukraus. Šiame cukraus yra 4 gramai. Tai irgi yra nedaug. Atrodo, wow, 4 gramai. Bet paprastuose jogurtuose 12 gramų, įsivaizduojat?
o pridėtinio cukraus per dieną galima suvalgyti ne daugiau 25 gramų. Tai va, jeigu telpam į šitą normą, o valgydamos pagal mano mitybą telpam, tai va galima ir va tokį saldų jogurtuką suvalgyti ir visai skanu, ir nesijauti nuskriaustas, kad kažko čia sau neleidi ir labai skaniai valgai. Tai va, tai čia tokia yra 2 dienų mityba. Dabargi, ką norėjau dar jums pasakyti, kad kalendoriuke išskyrus veiksmų žymėjimąsi yra svėrimasis ir matavimasis su datom. Tai reiškia, kad mes pradėdamos bet kokį iššūkį, bet kokį kelią, pradėdamos bet ką veikti, turim žinoti, su kokiu startu mes pradedam, ar ne? Koks mano svoris yra šiai dienai ir apimtis. Daugiau pakomentuosiu ir kartu, ir sversis, ir matuosios pirmam video rugpjūčio 1 dienos ryto video. Žiūrėkit, būtinai nepraleiskit, tai pakomentuosiu plačiau. Ir tada, kas dar jūsų laukia, reiškia, pasiruošiam viską pirmai dienai, susidedam maistelį, vežamės visur su savim dėžutėse. Taip pat pirmą dieną jūsų laukia treniruotė, rugpjūčio 1, tai vat atliksit ją savo laisvų laiku. Ir taip pat darysiu live sesijas. Kas yra live sesijos? Tai vat planuoju daryti kiekvieną pirmadienį, trečiadienį, penktadienį. Tai pirma live sesija vyks penktadienį, rugpjūčio 2 dieną, 10 valandą. 10 valandą junkit YouTube kanalą, galite anksčiau pasijungti ir pamatysit viršuje užėjusi su kanalą, kad bus live sesija, kažkaip taip vadinsis, live transliacija, dar nesugalvojau pavadinimo, bet tai bus vat, tokios transliacijos kaip įrašai, tik tai jie vyks live metu. Galėsite uždavinėti klausimus, aš galėsiu gyvai į juos atsakinėti ir aš tikiuosi, mes su jumis diskutuosim. Galima bus klausinėti apie viską, galite klausinėti apie pratimus, kurie patinka, nepatinka, galit, negalit, apie techniką, apie mitybos ypatumus, ką galima kuom keisti, galbūt dėl kažkokių produktų, dėl kiekių, dėl valgymo laikų, dėl vizualizacijų mūsų, dėl viso projekto. Žodžiu, viskas, kas šauna į galvą, visko galėsit klausti ir galėsime su jumis diskutuoti. Tai va, šiandien video eina į pabaigą. Paskutinis dalykas, kurio noriu paprašyti, nepamirškit prenumeruoti MyFitEmpire kanalo, nepamirškit paspausti bell, kaip jis vadinasi lietuviškai, visi iškrenta man iš galvos, kad gautumėt visas naujienas ir nepraleistumėt video. O taip pat labai kviečiu dalintis su draugais, kvieskit drauges, mamas, sesės, dukras dalyvauti. Galbūt mano vizualizuotas noras apie 1000 dalyvių išsipildys. Ir būtinai būkite aktyvios. Nebijokite klausti, nebijokite uždavinėti bet kokius, kad ir jums galbūt atrodytų kvailus klausimus, ir diskusijoje gims tiesa. Kuo daugiau diskutuosim, tuo daugiau aš matysiu, kur reikia daugiau atkreipti dėmesį. Galbūt norėsit kažkokią motivaciją pasidalinti, galbūt norėsit kažkokią gerą idėją pasidalinti. Ne tik tai mano idėjos yra visos teisingos. Galbūt jūs turit kažkokių gerų patirčių ir taip pat norit su merginom pasidalinti. Tai būtinai komentuokit, dalyvaukit ir tikrai viliuosi, kad šitas projektas bus kaip tikras tornadas, kuris įsuks visas į sveikesnį gyvenimą. Iki, merginos!